Kantas laikomas didžiausia įtaka vakarų pasaulyje modernybės epochoje padariusių filosofų. Šiemet Imanueliui Kantui, kuris gyveno Karaliaučiuje visiškai netoli, 130 km nuo Klaipėdos, 300. Ta proga Klaipėdos universitetas kviečia grįžti prie Kanto filosofijos ir jo sąsajų su Klaipėda, kviesdamas į 2 diskusijų ciklą. Pirmojo diskusijoje, kuri vyks balandžio 18 dieną, žmonių kalba bandysime pasiaiškinti Imanuelio Kanto filosofiją. Imanuelis Kantas nebejotinai patektų į geriausių vakarų filosofų top 10. Net ir gyvendamas to meto intelektualinėme užkampyje, jis sugebėjo padaryti milžinišką poveikį pasauliniai filosofijai. Jeigu Kantas gyventų dabar, profesionalai tikriausiai jį užskaitytų, bet jeigu bandytų daryti savo vardą socialiniuose tinkluose, taip ir liktų nežinomas. Dėl savo sunkiasvorės kalbos, kurios skaitytojai nelabai gali perprasti. Transcendentalinė pradų teorija, sintetinis apercepcijos vienumas, fenomenas ir noumenas, hipotetinis ir kategorinis silogizmas bei panašios Kanto sąvokos anot Roberto Miuzilio turi polinkį it kaulėta ranka varžtu sukinėti žmogaus smegenis. Būtų išties apmaudu, jeigu kaulėtas Kanto žodis taip ir liktų smegenų kankinimo priemonė. Todėl pabandysime išvesti ir išversti Kantą į žmonės ir paprasčiau parodyti tai, kas jo filosofijoje yra įdomu bei aktualu, pernelyg nekamuodami renginio žiūrovų. Antrojoje diskusijoje, į kurią kviečiame balandžio 26 dieną, kalbėsime apie tai, kas vyksta su Kantu Kantui mirus, jo atminimą, jo sąsajas su Lietuva ir Klaipėda. Sakoma, kad visą gyvenimą Kantas praleido Karaliaučiuje. Kodėl ir Klaipėdoje turime Kanto gatvę ir kitus su filosofu susijusius atminties ženklus? Juk Klaipėdoje Kantas nei gyveno, nei šiame mieste lankėsi. Apie kokias sąsajas tarp Klaipėdos ir šio minties galiūno kalba Klaipėdos atminties ženklai? Ir tiesa ar melas, kad Kanto šaknys lietuviškoje kaimo aplinkoje, visai netoli Klaipėdos, Kantvainiuose prie Aglonėnų. Apie šiuos klausimus kalbėsime antrojoje diskusijoje, balandžio 26 dieną. Pokalbiai vyks bare Herkus Kantas, Klaipėdoje prie Senosios Perkėlos.